Kelionė laiku. Na va, pagaliau aš jau Negi aš vėl atsiradau ne tam laike. Nes šiaip tai nepamenu, kad 2016 metais būtų tiek daug dangoraižių. Ir dar turiu blogą žinią. Į šitą laiką aš nusileidau truputį per smarkiai. Ir viduje viskas susikratė. Ir tas mygtukas sulūžo. O, štai, kažkas ten sėdi. Eisiu paklausiu, gal koks čia laikotarpis. Gal žinos? Labas. Sveika. Aš čia su tokiu klausimu. Norėjau paklausti, kelinti čia metai? Tai tu ką nori pasakyti, kad tu nežinai, kokiais tu metais gyveni? Tu gal čia su laiko mašina kokia atskridai? Būtų juokinga. Kaip nebūtų keista, tai taip. Na, tai kelinti čia metai? Na, o čiagi yra 2096 metai. O ne, aš niekada negrįšiu namo. Tai tu čia sakei su laiko mašina. Taip, bet su ta laiko mašina aš čia nusileidau truputį per smarkiai. O mygtukas viduje, su kuriuo galėdavau patekti į kitą laiką, sulūžo. Na, tai tau čia ateiti. Na, tai taip. Užjaučiu tave, bet galiu ir pasakyti, kad tau visai pasisekė. Ir kodėlgi? Todėl, kad aš žinau puikų mokslininką, kuris gali, manau, tau padėti. Puiku, gal galėtum man parodyti, kur jis? Su malonumu. Eime paskui mane. Eime. Štai ten, tas dangoraižis. Manau, surasti. Na taip, turėčiau surasti. Labai tau ačiū. Nėra už ką. Na, iki. O, štai tas dangoraižis. Sveiki. O, labas. Kuo galėčiau padėti? Na, tai aš girdėjau, kad jūs esate labai geras mokslininkas ir galite man padėti. Na taip, esu visai geras mokslininkas. O kas tau taip pasakė? Man tai pasakė toksai šviesiai violetinis spandutis. Ai, tai tengi Frankis. Geras vaikis. Taip, jis apie mane tau pasakė teisybę. Tai kuom aš galiu tau padėti? Na, aš keliauju laiku su laiko mašina. Ir netyčia papuoliau čia. Bet nusileidau truputį per smarkiai čianais. Ir viskas viduje laiko mašinos susikratė. Ir mygtukas sulūžo ir aš negaliu jo spausti. Gal jūs galėtumėt man padėti jį pataisyti? Tai aišku, eime. Eime. Tai čia ta laiko mašina, taip? Taip, čia šita mašina. Na, tai tuo aš pasižiūrėsiu, gerai? Gerai. Po kelių minučių. Na štai, baigta. Ką? Taip greitai? Tai aišku, čia ateitisgi, čia viskas greitai. Tai ačiū, labai jums dėkinga esu. Na, nėra už ką, jei ką, kreipkis, aš visada tau padėsiu. Gerai, na bet aš jau skrisiu. Gerai, sėkmės. Ačiū, iki. Na ką, bandau tikriausiai paskutinį kartą. Na, tai kur aš dabar atsiradau? Pala, bet čiagi juk Henriko mokslininko laboratorija! Aš namie! Jej! Įdomu, kur jis pats? Taip vis dar ir neatsirado. Na štai, vienas maišelis raudonakmenių dulkių keliauja į mano laboratoriją. Letena, nesupratau. Kodėl tu prie mano laiko mašinos? Na, aš tik ją apžiūrėjau. Labai gražus kūrinys. Tikrai labai ačiū tau. Na, o dabar tu viską sutvarkiai, ką aš tau liepiau? Sandėlys sutvarkytas, nepalikau nė menkiausios dulkelės. Gerai, tikiu tavimi. Na,
Gali eiti atsikvėpti po tokio sunkaus darbo. Tai jau tikrai man reikėtų atsikvėpti. Ką turi galvoj? Labai daug keliavaugi šiandien. Ką? Kur tu keliavai? Ne, niekur. Gerai. Na tai eik pailsėk. Gerai. Pabaiga.